Gerbiamieji, šiandien tikrai jaudinanti akimirka, kada šita didžiulė Garliavos sporto salė netalpina jūsų šitame nuostabiame renginyje. Kelionė į Smaragdų šalį tai nėra tik paprasta kelionė. Šiandien ši kelionė tai yra startas į artėjančią Lietuvos moksleivių dainų ir sporto šventę. Šiandien mes išlydėsime pačius geriausius mūsų moksleivius, kurie ruošiasi visus metus ir dar ilgiau ir kurie parodys visai Lietuvai, koks stiprus, gražus, dainuojantis ir šokantis yra Kauno rajonas. Aš noriu šiandien labai padėkoti tėveliam, kurie kiekvieną dieną palydi savo vaikų šalį. Sėkmės jums visiems, o paskui mes lydėsime Liepos mėnesį į Vilnių. Draugai, dar kartelį garsiai paplokime Snieguolei Navickienei, Kauno rajono savivaldybės vicemeriai. Na, dabar sakykit, ar jau esate pasiruošę pradėti šią kelionę? Dorotėja, aš noriu keliauti, nors aš nesu vaikas, bet turiu norą. Pirmiausiai, turiu didelį norą, kad visa šita graži publika patogiai jaustųsi, atsisėstų į vietas, kurių dar yra. Ir jeigu pasižiūrėsit ar į dešinę, ar į kairę, tikrai surasit laisvą vietą priimti tuos, kurie stovi. Paplokim tiem, kurie stovi! Šiandien tokio ryškumo, turime tokio ryškumo pavasarinį renginį, kuriame tiek daug širdžių plaka vienu ritmu. Tai taip, mes turim ir daug širdžių ir gražų renginį, bet o kas tu esi? Atsiprašau labai. Nuo prisistatymo lyg ir turėjau pradėti, bet pasižiūrėjus į mano aprėdą, vadinkite mane medkirčiu, viskas bus gerai. O tai neturėtų būti geležinis medkirtis? Rotėja, aš norėčiau būti geležinis, bet dėja toks nesu. Aš turiu tik geležinę širdį ir tai yra didžiausia problema, todėl labai noriu kartu su jumis nukeliauti į Smaragdo šalį pas burtininką ir paprašyti tos paprastos širdies, kaip pas kiekvieną žmogų, kuri galėtų mano kūne plakti lygiai taip pat kaip ir jūsų. Tuk, 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 o neburkstų, kaip variklis nepapildytas geros alyvos. O jeigu tu esi medkirtys, tu neturėtum turėti kirvį? Dorotėja, kuriam tu amžiuje gyveni? Medkirčiai ir Kauno rajone jau seniausiai naudoja nebe kirvius, o kai reikia naudoja benzopjūklą, apgėdėti medžius, kad būtų tvarka. Tai aš turiu tokį, aš galiu atnešti, jeigu tu netiki, kad mano darbo įrankis yra šis. Ne, viskas gerai, neverta, mes patikėsime tavo žodžiu. Vaikai, ar mes pasimame medkirtį kartu su savimi į kelionę? Dorotėja, man atrodo, kad kelionė skamba labai neblogai, bet tai kaip mes nekeliausim autobusu, traukiniu ar neduok dieve pėstute. Aš tiek neištversiu. Mes keliausime virtualiai. Neišeidami iš šios salės įjungsime pačią galingiausią ir greičiausią keliavimo priemonę. Tai yra savo vaizduotę. Kosminį laivą, kuris skrieja šviesos greičiu. Šitas būtų aparatas geriausias. Ne medkirtį, sakau dar kartą. Kūrybos, fantazijos, šokių ir dainų pagalba mes visi keliausime į stebuklingą šalį, kur išpildysim ir tavo norą ir tu galėsi turėti tikrą širdį. Dorotėja, nieko nesuprantu, ką tu čia kalbi. Tu paaiškink man dabar, o ne po kelionės, kaip galima keliauti fiziškai, net ir man su geležinė širdimi, vien tik tai dainų ir šokių pagalba. Juk nėra nei vairo, nei jokios vairalazdės. Taip, medkirty, kiekviena daina, kiekvienas šokis, tai yra tarsi plyta, kuriomis yra grįstas kelias į svajonių smaragdinę šalį. Vaikai, jūs esat protingiausi šiandien čia susirinkę žmonės. Ar taip? Tėveliai sutinka? Paplojam vaikam, protingiausia mūsų kelionės dalyviam. Todėl, vaikai, aš noriu jūsų paklausti, ar neturint automobilio, traukinio,
ar kitos judėjimo priemonės, ar mes šiandien galim keliauti? Tikrai galime keliauti ir pradėkime mūsų kelionę, nes visai netrukus pirmasis kūrinys, kurio pagalba mes ir pajudėsime link Smaragdo šalies. Na, o šis kūrinys ypatingas tuo, kad mus visus nukels į vasaros pievas. Oi, kaip mes laukiam tos vasaros, net ir šiandien laukiam pirmojo žaibuko, kad galėtume jau galvoti apie maudines. Vaikai, ir laukiam vasaros! Net ir medkirčiai laukia vasaros, todėl sutinku su jumis, kad kelionė galbūt yra įmanoma, tikriausiai. Ir pradėkime ją nuo pirmosios mūsų dainos, kuri vadinasi Žiogas vasarotojas. Muzika Rasos Kazakevičienės, eilės Zitos Gaižauskaitės. Diriguoja Rasa Kazakevičienė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. O dainuoja jaunučių vokaliniai ansambliai. Paplokime visiems atlikėjams. Mūsų jauniesiem atlikėjam Kauno rajonas! Man atrodo, mes bent vieną savaitę tikrai priartėjome prie taip laukiamos vasaros, kad ji būtų karšta, būtų gera. Žiogas vasarotojas gerą startą davė mūsų kelioniai. Tai, Dorotė, man atrodo viskas, kelionė baigta, esam Smaragdo šalyje, prašom pildykit mūsų norus. Tai jeigu jau išsipildė visų čia susirinkusių norai, tai taip, atkeliavom tada. Tai viskas, esam čia? Pilis matosi? Ar išsipildė visų čia susirinkusių noras? Aš turiu tokį įtarimą, kad kelionė tik prasideda. Žinoma, kad kelionė dar tik prasideda, nes taip greit neįmanoma keliauti į Smaragdo šalį. Todėl, medkirty, tęskim kelionę. Kviečiame dabar tuos, kurių kojos niekuomet nesilsi. Bet jie turi tokį talentą, kad kojos puikiai dera su talentu, o tada gaunasi turbo pasirodymas. Tai, gerbėmieji, pasitinkame pirmuosius šokėjus ir tai yra jaunieji šokėjai, kurie šokio žingsneliu ves toliau mus link Smaragdo šalies. Dorotėja, kas jie? Visai netrukus šokis Vaidūda, lietuvių liaudies daina, aranžuota Alytės Vitkauskienės. Choreografija Irenos Žiukienės. Aikštės kompozicija Zitos Vaškelienės. Šoka jaunučiai ir jauniai. Pasitinkame šokėjus!
mokėti taip šokti, bet tokio gražaus šokio gyvenime nesu šokęs. Kodėl, Medkirti, juk tu galėjai prisijungti prie vaikų ir šokti kartu? Aš dirbu tik miške ir medkirčiams, kurie turi geležinę širdį, šokti nevalia, nes ta širdis gali imti ir nebeplakti, nors ir geležinė. Deja, bet galiu tik žiūrėti į šokį. Medkirti iš ties liūdna. Suprantu, kad tau tikrai reikia nukeliauti į Smaragdo šalį pas burtininką, kad jis savo padovanotų širdį, tu galėtum šokti ir tikrai džiaugtis. Pati didžiausia svajonė šitoje kelionėje iš tikrųjų pasiekti tą šalį ir nelikti kažkur pakely. O Medkirti, sakyk, piešti tau galima? Žinok, niekad nebandžiau, bet miškas tai vieta, kur tikrai galima matyti daug gražių piešinių. Visai gera idėja pabandyti piešti šiandien drauge. Na, tuomet pabandykime paklausyti dainą apie piešimą. Pabandykim. Tai daina Nupiešiu Lietuvą, mūsų kraštą. Muzika ir žodžiai Ingos Šeduikienės. Diriguoja Rasa Kazakevičienė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. Na, o dainuoja jaunučių vokaliniai ansambliai Kauno rajonas. Pasitikime juos. Štai ir nupiešėme Lietuvą. Nežinau, Dorotė, kas čia buvo, bet nuo šitos muzikos, nuo šitų balsų, nuo šito vaizdo gražaus, mano širdis kažkaip pradėjo įdomiau plakti. Ir aš galvoju, gal tas Smaragdo šalis, apie kurią dainavo ką tik jaunieji Kauno rajono dainininkai, ir yra ta šalis, kurioje mes gyvename. Gal tai ir yra Lietuva? Tikrai visko gali būti, Medkirti, ir kelionės pabaigoje mes tikrai viską sužinosime.
Nekantrauju kuo greičiau tenai nukakti. Tuomet pasibalnokim vėją ir bėkim tolyn. Oi, šita idėja labai gera. Vėjo šiandien netrūksta visoje Lietuvoje, o ir Kauno rajone, tad vėjas mums labai tinka. Ponios ir ponai, šokis vėjo malūnėliai, muzika Vidos Navickienės, aranžuotė Gintaro Vilčiausko. Choreografija Rūtos Narijauskaitės. Aikštės kompozicija Gintarės Meleškaitės. Šoka jaunučiai, groja Kauno rajono meno mokyklos tautinių instrumentų ansamblis Jese. Pasitinkame visus! Ansamblio vadovai Gintaras Vilčiauskas, Liana Didžiulienė, Valė Dervinienė ir Stanislavas Traševičius. O dabar tikrai pasitinkam visus. Fantastika, kokį gerą vėjo gūsį mum atnešė vėjo malūnėliai ir visi šie nuostabūs atlikėjai, o laukia tikrai šiandien vėjuota ir žinot, dabar visi ramiai liekam savo vietose, gavau informaciją, kad laukia vaikšto vilkas. Iš Kauno rajono matyt miško atklydo, bet būkit visi saugus, su juo viską išsiaiškins pati Dorotėja. Laukiame jos. Medkirti palauk, su kuo aš viską išsiaiškinsiu? Su vilku? Patigi sakai, kad laukia vaikšto. Kur tas vilkas? Už durų kažkur aplinkui. Medkirti, tu nesupyk, bet tavo ne tik širdis, bet ir galva geležinė. Aš tiesiog repetavau, kaip mes kartu su tavim pristatysim sekančią dainą. O ta daina vadinasi Vaikšto vilkas po girelį. Ai, tai ko tu, Dorotė, man iš karto nesakei, kad čia yra vien tik daina ir nieko bijoti nereikia. Aš kaip Medkirtys nieko nebijau, nei tikro ar netikro vilko. Bet jeigu daina apie vilką, man atrodo, mums visiems tikrai tinka. Taigi Vaikščiai vilkas po girelį, lietuvių liaudies daina harmonizuota Raimundo Martinkėno. Diriguoja Viktorija Stanislovaitė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė, o ją atlieka jaunučių chorai. Oškele, pone,
vaikščioja vilkas po girel. Man atrodo, kad šiais laikais ne tik vilkai, bet ir panašus į vilkus vaikšto. Aš manau, kad ten buvo haskis. Labai panašus rodė ekrane. Gali būti, tai viskas gerai, viskas ramu. Bet Dorotėja, man atrodo, kad mes kažkaip nelabai teisinga kryptimi judame. Juk ir vaikai, ir tėveliai, ir seneliai visi žino, kad kelias į Smaragdo šalį yra visiškai aiškus. Jis turi būti visų pirma iš plytų, visų antra iš geltonų plytų. Anei plytos, anei takelio jokio čia nėra. Tai todėl, Medkirty, tau taip atrodo, kad tu neteisingai perskaitai knygą, nes tos geltonos plytos iš tiesų yra ne plytos, ne kažkokie akmenys, o tiesiog geri mūsų visų padaryti darbai. Kad ir šiandieną, žiūrėk, vaikai šoka, groja, dainuoja, o mes visi kartu džiaugiamės. Ir tai iš tiesų yra patys geriausi darbai, kuriais ir turi būti grįstas kelias į stebuklingą Smaragdo šalį. Kai viskas susiskaito, jeigu šiandien man nedarbo diena miške, tai viskas yra gerai, nes galim su dainom ir šokiais tą kompensuoti. Tiesiog, žinok, kiekvienam darbuotojui darbas pagal talentą. Tu geriau dabar pristatyk sekantį kūrinį, bet pats šokti tai neik. Aš su mielu noru pasimokysiu bent porą žingsnių ir galbūt šiandien, Dorotė, mes pamėginsim dar pašokti. Pamatysim, kaip medkirčiai tai daro. O iš tikrųjų, kalbant apie darbuotojus, dabar norim būti labai dėkingi tiems, kurie kiekvieną dieną suorganizuoja gardžiausią duonos kepalą mums ant stalo, nes tai yra malūnininkai. Ponios ir ponai, malūnininkų šokis. Muzika Arūno Baužio, choreografija Rimos Mačiulietis. Aikštės kompozicija Gintarės Meleškaitės. Šoka jaunučiai! Jaunučiai ir malūnininkų šokis. Man atrodo tikrai
Visi prisiminė Mištakas, iš kur gimsta visos gerybės, kurios atsiduria ant mūsų stalo. Žinau, kad Kauno rajonas yra ta vieta, kur kepama pati gardžiausiai kvepianti duona. Tikrai taip, Medkirti, o sakyk, kaip tu įsivaizduoji, kokia ta Smaragdo šalis, į kurią mes dabar visi keliaujam? Dorotėja, mano vaizduotė taip toli, žinok, neneša. Aš Medkirtis, paprastos profesijos atstovas, aš žinau, kaip veikia benzopjūklas, kaip atrodo kirvis, ką reikia veikti miške, aš apie šalis ir geografiją nieko neišmanau. Tuomet gal paklauskim, ką apie tai galvoja vaikai? Paklauskim, man atrodo, jie tikrai yra protingesni už mane ir už visus šiandien čia. Vaikai, kaip jums atrodo, kaip atrodo ta Smaragdo šalis, kur mes keliaujame? Kokia spalva sakė? Kaip mano šita pusė? Dainininkai. Aha, buvo ir geltona, girdžiu, žalia dominuojanti. Ką galvoja orkestras? Jie žiūri vienas į kitą ir bando išvelgti spalvą akise. Mėlyna matyt. Dominuojanti. Kai kurie Medkirti, girdėjau, mano, kad būtent sekanti daina ir apdainuoja Smaragdo šalį. Smaragdo šalis tikrai gyvena mūsų širdise, nes kažkas vis tiek turėtų būti panašaus susijęs su kraštu, kuris yra aplinkui mus. Tai gerbėmieji, jeigu jau malūnininkai mums šiandien pasirodė, tai yra tie, kurie apdainuoja nuostabiausiai mūsų šalį. Daina yra šalis Lietuva. Muzika ir eilės Simono Bradūno. Diriguoja Rūta Mažeikienė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. Dainuoja jaunių vokaliniai ansambliai. Solistė Rūta Dalinkevičiūtė. Pasitinkime dirigentę Rūtą Mažeikienę. Šalis, kur medžiai šneka.
paplokim solistei, chorams, dirigentei, visiems, kurie sukūrė tokią nuostabią dainą apie šalį. Ir išties, Dorotėja, labai graži šalis apdainuota, bet daina apie Lietuvą skambėjo. Tai ar čia nėra taip, kad iš tikrųjų tas svajonių smaragdo šalis ir yra Lietuva? Viską sužinosime kelionės pabaigoje, mano žingeidus draugė. Aš neturiu kantrybės tiek, Dorotėja, aš tikrai neišlauksiu kelionės pabaigos, tai turėk tai omenyje. Nori pasakyti, kad tu negali išlaukti, tu neturi kantrybės ir tavo širdis jau spurda? Mano kantrybė yra tiesiogiai susijusi su geležinė širdimi, kuri graužiama yra smalsumo lygiai taip pat kaip rūdis graužia metalą, geležį, tai aš žinok, šiandien jaučiuosi lygiai taip pat. Todėl nekantrauju, kad ta kelionė būtų kiek įmanoma trumpesnė, kad spėčiau nueiti iki tikslo. Viskas gerai, puiku, į visus tavo klausimus tikrai atsakys sekanti daina. Na, o sekanti daina, man atrodo, visai tinkama vėlgi vasarai prisiminti ar kartais pasižiūrėti vieną gražiausių augalų. Vaikai po lelijo, muzika Vytauto Kernagio, žodžiai Sigitos Gedos. Diriguoja Edita Markevičienė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. Jau girdime šurmulį ir matome, kokia čia bus galinga energija. Atlieka jungtinis jaunučių ir jaunių choras. Ir prisijungia visi, kas tik moka ir gali. Ir visi dainuojam, pasitinkame atlikėjus. Dorotėja, su lelijom jau padraugavom, balsai nuostabus padovanojo gerą pojūtį kelionėje, bet aš vis tiek nesuprantu, kur mes judame ir kaip atrodo tas smaragdo šalis. Medkirty, tu susipainiojai, tavo ne tik širdis geležinė, bet ir galva labai gležna. Mano galva, noriu priminti, nėra geležinė. Geležinė yra tik tai širdis, bet šioje dainoje nuskambėjo tiek daug klausimų, bet nenuskambėjo nei vienas atsakymas. Nei vienas. Ir aš dabar galvoju, tai ta smaragdo šalis, jinai yra apie ką? Nusiramink, mano jautrusis draugė, visai netrukus mes visi kelsimės per upę. Ir vandens siūbavimas tave nuramins. Dorotėja, aš kuo toliau, tuo labiau mažiau pasitikiu tavimi, nes antras dalykas, nei upės matau, nei kažkokio vandens telkinio, per kurį mes čia turėtume keltis. Tiesiog dabar pamatysi šokį, kuris tave ir visus čia susirinkusius perkels per upę. Aišku, tam reikia pasitelkti vaizduotę. Jeigu kartu jungsime vaizduotę, tai suprantame, kad vandenyje reikia kažkokios priemonės, su kuo galėtume keltis, nes kitaip tiesiog nugarbėtume. Tai šokis laivelis, muzika Vytauto Juozapaičio, choreografija Eglės Baltriukienės. Aikštės kompozicija Zitos Vaškelienės. Šoka tautinių šokių kolektyvų šokėjos. Pasitinkame!
tautinių šokių kolektyvas ir laivelis. Man buvo labai gero, Dorotėja, įsidurti tame laive ir taip ramiai plaukti su tokiom gražiom šokėjom. Ar šis laivelis perkelė tave per upę, Medkirty? Aš pabandžiau įjungti vaizduotę taip, kad beveik patikėjau, kad mums pavyko įveikti vieną pirmųjų kliūčių, tik ne iki galo supratau, per kokį mes vandens telkinį kėlėmės, per kokią upę ar ežerą. Žiūrovai, o kaip jūs? Per kokią upę, per kokį ežerą keliavote? Aš girdžiu, kad vieni kėlėsi per Nemuną, kiti kėlėsi per Nerį, kažkas per Tvenkinį, buvo ir tokių, kurie vonioj plūduriavo valteliai. Mintise tikrai galėjom atsidurti ir ten, bet aš galvoju, kaip mes nukeliausime į Smaragdo šalį, jeigu mes visi keliamės per skirtingus vandens telkinius. Vieni per Nerį, kiti per Nemuną, kažkas per ežerą, o kiti gal iš vis namie vonioj tiesiog guli. Čia yra didelė paslaptis, mano mielas draugė. Kartais sėdėjimas namuose nereiškia, kad niekur nekeliauji. Svarbiausia yra įjungti vaizduotę. Nes jeigu kartais kažkur keliauji ir neturi jokio tikslo, tai nereiškia, kad kažkur nueisi. Tai suprantu, kad galima keliauti tiesiog mintise, būnant net savo namuose. Todėl ir kitas kūrinys galbūt tai paaiškina, yra savotiškas raktas. Mano namai, muzika ir žodžiai Eglės Sirvydytės. Aranžuotė chorai Danguolės bei Narytės. Diriguoja Giedra Ubienė. Koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. Dainuoja jaunių vokaliniai ansambliai. Paplokite visiems dainininkams. Mano namai, žolynai ir
Dabar buvo taip gražu, aš net susigraudinau. Žinai, Dorotėja, aš manau, kad visi mes prisiminėm, kas yra mūsų namai. Tai yra tai, kas didžiausias turtas, kas mūsų supa, tai yra miškai. Ne veltui Kauno rajone šiomis dienomis miškų tik daugėja, jie sodinami paplokim miškam, kurie klesti, kurie yra mūsų turtas. Bet aš, Dorotėja, nelabai suprantu žodžio susigraudinau, todėl kad aš nesu verkęs. Aš niekuomet neverkiu, kai yra negražu, jo labiau, kai gražu, irgi neverkiu, tai man toks svetimas kažkoks žodis susigraudinau. Nežinau, ką tai reiškia. Tai tau niekada nebuvo taip, kad būtų taip gražu, kad norėtųsi verkti? Ne, pagalvoju dabar, per ilgą savo medkirčio karjerą ašaros nesu nubraukęs. Sakykit, vaikai, o esat iš čia esančių buvę kažkam taip, kad susigraudintumėt, nes buvo labai gražu? Matai, Dorotėja, sakiau, tau yra tikrai tokių kaip aš, kurie turi geležinę širdį. Nieks čia neverkia. Yra tokių, bet vos keletas. Dorotėja, aš matau, kad yra ne keletas, o bent 14. Gerai, šiuo klausimu nesutarsim, todėl tiesiog pereikim prie sekančio kūrinio. Sutarti galime taip, kaip sutarė Lietuvoje talentingi žmonės, kurie moka dainuoti sutartines. Tai 3 sutartinės vienu ypu. Ir tu avinėlį, lylio lelyjo, į jį švedžiau ožį. Lietuvių liaudies sutartinės aranžuotos Jonės Girdzijauskaitės Pocienės. Diriguoja Renata Mišeikienė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. Atlieka jaunių chorai, o jiems instrumentų vairo pritarė Greta. O dabar visas dėmesys štai į šitą pusę. Ole, 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 ole.
kaip Kauno rajone skamba sutartinės, paplokime sparčiau! Taip, Dorotė, žinai, gavau informaciją, kad kartu į Smaragdo šalį su mumis keliauja ir apie 100 zuikių. Kur tau net ne 100, gal kokie keli šimtai. Bet klausimas, kaip ten mes visi sutilpsim? Smaragdo šalis yra tokia stebuklinga, kad joje gali tilpti visi pasaulio vilkai, pasaulio vaikai, mamos ir tėčiai. Tai kaip ta Smaragdo šalis atrodo, jinai guminė, jinai tiesiog į visas pusės gali prasiplėsti, priklausomai nuo to, kiek į ją atkeliauja? Smaragdo šalis yra tokia stebuklinga, kad joje gali tilpti 100 pasaulių. Tai apie 100 pasaulių tegul mums parodo kiškeliai. Šokis tu kiškelį, muzika Algirdo Klovos. Choreografija Linos Klepeckaitės Diržininkėnės. Aikštės kompozicija Gintarės Meleškaitės. Šoka jauniai ir jaunuoliai. Paplokime. Kokio gražumo šokis buvo. Aš manau, kad ir mūsų žiūrovai iki šoko bandė suskaičiuoti, kur kada kas turi pašokti. Taip atrodė tas mūsų kiškelis. Paplokime dar kartelį tautinių šokių profesionalą Kauno rajonas. Bet kol nėra mano kolegės Dorotėjos, aš noriu jūsų visų paklausti. Ar jums neatrodo, kad mes niekur taip nenukeliausim? Man atrodo, kad Dorotėja viską išsigalvojo ir kad bando mus įtikinti, kad galima nukeliauti niekur nekeliaujant. Pasakykite, vaikai, ar aš neteisus? Palauk, nesupratau, kur tu neteisus? Aš visur esu neteisus ten, kur neteisus, o teisus būnu, kur esu teisus. Tai neteisus esu, gal net ir dabar neteisus. Ar aš teisingai suprantu, kad tavo geležinė širdis kažką nuo manęs slepia?
Aš, Dorotėja, manau, kad mes esame visi teisūs, jog esame kelyje kažkokiame. Bet aš iki dabar nesu tikras, ar mes tikrai nueisime iki Smaragdo šalies. Medkirti, ir vėl tu tą pačią dainelę giedi. Aš tau tik noriu priminti. Svarbiausia yra įjungti vaizduotę. Tu gali nukeliauti į mėnulį, bet neįjungęs vaizduotės nepajusi kelionės džiaugsmo. Tai giedu toliau savo tą pačią dainelę, lietuvių liaudės dainą aranžuotą Andriaus Kulikausko. Aranžuotė chorui Vytauto Miškinio. Diriguoja Rasa Kazakevičienė. Koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. Dainuoja jaunučių ir jaunių vokaliniai ansambliai. Pasitikime dirigentę Rasą Kazakevičienę. Ačiū Dorotėja, jungtinis Kauno rajono choras šiandien Garliavoje, paploja vaikai,
Oi! Kaip jie gerai dainuoja, pasirodo, manau, ir šoka neblogai. O dabar, kaip sako mūsų senoliai, I got a message. Kažką gavau. Dorotėja, nežinau, kas tai yra. Kaip manote, kas čia galėtų būti? Yra, kas žino, Medkirty. Tai yra laiškas, kaip SMS žinutė arba kaip elektroninis laiškas, tik senovinis. Bet man regis, aš žinau, kas tai yra. Tai bus laiškas nuo Smaragdo šalies burtininko. Ir mums visiems labai smalsu, kas ten parašyta. Paskaityk mums. Man labai patinka neskaityti. Aš nelabai moku. Vaikai, paprašykim, kad Medkirtys paskaitytų mums laišką. Nu gerai, paskaitysiu, bet lėtai, nes iki galo gerai skaityti nemoku. Bet čia gali būti parašyta labai svarbi informacija. Jeigu jau tai prašote, mano brangus bičiuliai Medkirty ir visi čia susirinkusieji, kad pavyktų stebuklinga kelionė į Smaragdo šalį ir kad tavo Medkirty širdis virstų tikra širdimi, ko tu ir nori. O taip pat, kad visų keliaujančiųjų norai išsipildytų, reikia visiems susivienyti ir patikėti stebuklu. Smaragdo šalies burtininkas. Nelabai supratau, ką tai reiškia suvienyti, susivienyti. O man regis, Medkirty, aš supratau. Burtininkas nori pasakyti, kad mes turime šokti ir dainuoti kartu su visais vaikais. Pradė, mes tai tikrai nieko su tavim nesivienijom ir nemokam ir nerepetavom. Čia jie repetavo. Bet pamėginkim. Nu nežinau, galbūt gerai. Šokis, dilgė, muzika, Jūratės Baltramėjūnaitės. Choreografija Laimutės Kiselienės. Aikštės kompozicija Gintarės Milieškaitės. Šoka jaunuoliai Medkirtys ir Dorotėja. Aš, gerai. Kur šokėjai? Dorotėja. Dorotėja, tai ar įvyko jau tas stebuklas, ar viskas man gerai, gal aš jau turiu paprastą širdį? Leisk, aš dabar paklausysiu tavo širdies. Brum, brum,
Čia pulsas, šiandien širdis visai nebeplaka. Bet nėra, tuk. Stebuklas Nėra. neįvyko, mano mielas draugė. Aš tau sakiau, kad mes niekur nenukeliausime, kai keliaujame tam pačiam taške. Ir dar ne viskas prarasta. Mes su tavim bandėm šokti kartu su šokiais, bet dar nebandėm dainuoti. Šokti mums nelabai pavyko, bet gal ta daina tikrai šiandien mums padės. Todėl dabar gal ir nereiktų gyvenime skubėti, bet užaugti skubu. Muzika ir žodžiai Ingridos Ručinskienės. Diriguoja Dalia Balaikienė, koncertmeisterė Laima Liutkauskienė. Atlieka jungtinis jaunučių ir jaunių choras, dainuoja Dorotėja Ir Medkirtis. Kaip gražiai skambėjo, kaip gera buvo tapti šio choro dalimi. Tu neskubėk, dabar pažiūrėk, gal jau plaka. Gal jau stebuklas yra. Brum. Dar ne taip. Ne, dėja, kol kas dar negirdžiu plakimo. Bet žinai, Medkirty, man regis, aš supratau, ką tame laiške mums norėjo pasakyti Smaragdo šalies burtininkas. Reikia svajoti, reikia užsimerkti, Įjungti vaizduotę. atidaryti širdį, kad ir ji bebūtų geležinė, ir įsivaizduoti, kad tas stebuklas tuoj įvyks. Ir tai daryti turime visi kartu. Turi visi užsimerkiam ir bandom įsivaizduoti, kaip atrodo Smaragdo šalis čia, šiandien, kur visi keliaujame. Ir keliaukime su kalveliu. Muzika Jono Švedo, aranžuotė Gintaro Vilčiausko. Choreografija Marijos Baronaitės. Aikštės kompozicija Edgaro Šnipaičio. Diriguoja maestro Gintaras Vilčiauskas. Šoka visi šokių kolektyvai. Dainuoja vokaliniai ansambliai ir jungtinis jaunučių ir jaunių choras. Groja tautinių instrumentų ansamblis Jiese, o tai reiškia, kad visa arena atlieka nuostabiausią kūrinį. Jeigu jūs pasiruošę, mes pasiruošę, pradedam!
Marija. Jūsų norai išsipildė. Dėkojame visiems keliavusiems kartu šiandien nepaprastoje šventėje ir kelionėje. Koncertinę programą atliko Kauno rajono švietimo ir kultūros įstaigų kolektyvai. Dėkojame atlikėjams ir kviečiame kolektyvų vadovus į sceną. Visi. Garliavos Juozo Lukštos gimnazijos merginų choro vadovė Aušra Tamėnienė. Vomėnitavos gimnazijos jaunių choras mokytoja Eglė Versienė. Garliavos Jonučių progimnazijos jaunių choro